Kaip gaila, kad vėl pralaimėjom eilinės Eurolygos rungtynės. Aš negali sakyti, kad vyrai nesikovė, kad nesistengė, bet tikrai šiandieną irgi pritrūko. Pritrūko to noro tokio širdies įdėjimo, kad atiduot viską aikšteliai, nes kai kuriais momentais tikrai to pasitikėjimo savim, tos agresijos pritrūko. Žiūrint į žaidimą, pirmam kėliny ir antram kėliny mes akcentavom jų lyderį, Arojo, pristabdėm jį, tikrai jisai buvo šešėlėje ir galėjom tą rezultatą prilaikyti, galėjom komandą prilaikyti. Trečiam, ketvirtam kėliny, ypač trečiam kėliny komandai tikrai išėjom, čia tokia mūsų gal jau ir bėda, trečiam kėliny prastai atrodom, išėję reikės ieškoti priežasčių, kodėl, bet trečiam kėliny davėm jam daryti, ką nori, pelnė 28 taškus, atkovojo kamuolius 7, tai tikrai leidom daryti, ką jie nori. Tikrai nebuvo tos agresijos, iš mane pusės norėtųsi kaip treneriui, nes tos agresijos nebuvo, nes gale net kėlinio turėjom 0 pražangų, net be pražangų, leidom jam ten priimti lengvai tą kamuolį, leidom jam atsikovoti tą kamuolį ir niekas net veiksmų nesiėmėm, kad jos subaudot, sustabdyti, neleisti, čia ir yra žaidimas gynybai. Sakau, buvo tokių atkarpų, kur tikrai gerai, kad ir prisivydavom jos, tiek atrodo, te trūksta, bet priešininkai žaidė gan neblogai, tikrai pataikė ir tritaškius ir išnaudojo savo priekinę liniją aukštaūgius. Tikrai šiandien jie kovojo ir tikrai mums buvo nelengva, nes šiandien žaidė ir daugiau Paulius Jankūnas, stengiamės jį įlieti į komandą. Ne viskas jiems sekėsi, bet kiekvienam žaidėjui po traumų, po ilgo laikotarpio, tai čia yra normalu ir jisai padės mums dar ir savaitgalį ir jam reikalingas tas laikas praleistas aikštelė. Klausimų treneriui. Kuri? Kaip aš sakiau, jie negali sakyti, kad nekovojo. Tikrai buvo atkarpų, kur mes darėm tikrai daug ir buvo to noro, bet praradimas to ritmo, kai priešininkai pataiko, nepasiseka, kelios klaidos gynyboje, įmeta porą sunkių metimų ir tikrai gal atsiranda tas nepasitikėjimas, kad nepadarom to, ką turim, tiem priešininkam gal lengviau sekasi, nes mes šiandien tikrai ir per tą ritmo praradimą mes ir puolime atrodėm nekaip. Kai negali apsiginti, kai įmeta mums taškus, matėm patys, kaip puolime lengvų iš po krepšio taškų ir ten nesiklijavo žaidimas ir daug tokių momentų, kurių gali pastebėti, kad tai viskas prasideda nuo gynybos. Jeigu neišeina, ir puolimas irgi tada stringa. Dar bus klausimų? Jisai šiandieną gavo laiko, tikrai ir jam nelabai sekėsi tose, kai jam buvo uždaviniais ir ten net kovojo, paslydo, net tą padarė, ką reikėjo, bet tai čia yra normalu, jaunas žaidėjas, jisai vieną dieną seksis, jis nenorėkit iš jo stabilumo kiekvieną dieną, kad jis dabar žaistų. Prieš tai jis irgi gaudavo laiko, išeidavo, bet ne visą laiką išeina išnaudoti taip, kaip jisai dar galėtų. Jam reikia to kaupti patirtį aikštelėje, čia sublizgėjo jisai, tikėsimės dažniau sublizgės ir tas meistriškumas ir yra pastovumas, kada galės pastoviai kiekvienas rungtynės tikėtis iš jo gerų rezultatų. Taip. Matot, kiekvienas rungtynės ruošiesi, nėra kada į priekį žiūrėti. Aišku, akcentų susidėlioja, nes nesinori visų žaidėjus, kaip šiandieną irgi
per daug leisti, kad aikštelėje prabūtų, kad žaistų 350 minučių, nes norisi ir laimėti, norisi jiems duoti pailsėti, nes tai bus reikalinga tas šviežumas ir savaitgalį. Tai, kaip sakyt, tenka jos duoti jiems pailsėti, daugiau rotuoti žaidėjus, nes reikia žiūrėti ir ateities rungtynės.